Labas, Lukai. Labas. Tai gal pirmas klausimas, kaip iš vis ta Dotnuva pas tave atsirado kieme, kaip ta draugystė prasidėjo? Tai kaip ta draugystė. Kai rašiau jaunųjų ūkininkų projektą įkurtų ūkį, reikėjo traktorius, nuvažiavau pas konkurentų, radau, bet nelabai patiko spalva, žinai. Nuvažiavom į Dotnuvą, apžiūrėjom tą 185, va, pirmas traktorius mano. Apžiūrėjom tą 185, patiko. Tai taip ir atsirado ta draugystė su Dotnuva, nupirkom vieną. Patiko, kaip aptarnavo servizas, viskas ten gerai, laiku atvažiuoja, sutvarko, paskambini, viskas reaguoja. Tai tada atsirado antras traktorius. 150 su siauresniais ratais ir priekinė pakaba su darbiniu šienavimu pagrindė toks lengvesniem darbam traktorius. Trešimas galbūt. Jo, trešims, purškimas, lengvesni darbai visi. Tada praėjo vėl 2 metai. Prireikė atsinaujinti dar vieną traktorių su frontaliniu krautuvu. Tai tada atsirado dar vieną 150 Puma su krautuvu. Paskui nepraėjo nei metai pilnai ir atsirado farmliftas dar netyčia taip, kad jau labai prireikė. Aišku, technika pas mūsų švari retai būna, nes jinai dirba pastoviai. Visgi gyvulininkystės ūkis, tai... Taip, ūkį ir turi dirbti. Tai dirba visus kiaurus metus, visą techniką, tai darbo turi, o ta draugystė tai taip ir prasidėjo nuo pirmo traktoriaus ir paskui nebuvo kur prasmės eiti kažkur kitur, kažko ieškoti. Ne tik spalva patiko, vadinasi. Ir spalva, ir šiaip ir komfortas. Pats smagiausias traktorius tai yra pats pirmas traktorius 185. Smagiausias, komfortiškiausias, geriausias traktorius. Smagiausia važiuoti. Bet aišku, tas ir duoda, kad bazė biški didesnė. Negu 150, tai matyt, tas ir duoda tą komfortą vis tiek. Minkštumas ir atsiranda, žinai. O tavo, vis tiek, kaip supratau, tas pirkiniai visi, kaip daugiau tu per paramas naudojasi tą ar... Tai jo, tai buvo tas teleskopinis krautuvas, tai ne per paramą, jau čia buvo savas pirkinys. Toks savas pirkinys jau, o šiaip čia ir dabar buvo. Šitie visi tai buvo, dar čia nėra vienos Pumos, bet jie buvo jau per projektus modernizavimą. Tai vis tiek, kaip suprantu, tas biški palengvina, ypač įsikuriant tie projektai. Ypač palengvina tas, kad jaunas ūkininkas, kai esi, pirmus 5 metus dar tu gauni intensyvumą didesnį kaip jaunas ūkininkas. Tai aš šitai technikai gavau 70% intensyvumą. Tai realiai, net dėvėtos technikos neįmanoma nupirkti už tokius pinigus, ką tu nuperki naują techniką. Tai, aišku, įsipareigojimai, kaip visada, smaugia, bet įmanoma. Tai vis tiek ta technika čia gan taip sparčiai pas tave didėjo. Kas kiek taip maždaug laiko vis tiek ūkis, kaip suprantu, į viršų kyla ir ta technika čia kas metus, kas 2 atsinaujinot, nes tas poreikis atsirasdavo. Tai tas poreikis atsirado dėl augimo, normaliai, proporcingai kiekvienais metais stengiamės didėti. Žemės vis pasisekdavo kažkur gabalėlį vieną kitą pridėti. Aišku, visus procesus, kaip sakant, visus stengiamės efektyviau daryti, greičiau, kokybiškiau. Tai ir padargai naujinasi tuo pačiu, ir traktoriai. Tai ir viską reikėjo palaipsniui atsinaujinti, atsirado ten ir purkštuvai išmanus, ir trąšų barstytuvai išmanus, dirvožemio tyrimai, visi tie dalykai. Tai tam reikėjo technikos, tai reikėjo po biškį naujinti. Antras dalykas yra mišrus ūkis. Vasaros metu tai viskas, ką turi ant kiemo, realiai viskas ir dirba, nes ir žolę pjauti, ir griebti, ir vežti pašarus, ir karvę šert, viską reikia daryti. Tai tos technikos, kaip sakau, visi dirba ištisus metus. Bet dar šiaip vis tiek patys spėjat, ūkį daug taip dar papildomai darbuotojų samdot? Yra darbuotojų, kaip tik dabar vienas darbuotojas rulonus veža nuo laukų paskutinius. Tai vieną darbuotoją turim prie technikos, o prie gyvulių dar yra pora darbuotojų. Bet reikia žmonių, ypač gyvulininkystės ūkiai reikia žmonių, jų sunku šiaip rasti. Problema su darbo jėga yra. Gal kitas klausimas, šiaip, sakai, mišrus ūkis, tos auginamos kultūros, kaip pas jūs tie racionai, viskas dėliosi vis tiek. Čia tų kultūrų mes daug turim. Biški iš ten paimydėdi, žinai, nes... Galim pradėti skaičiuoti. Kukurūzai, liucerna, dobilai, žolių mišiniai visokie, ten įvairiausi jau, ten ko tik prigalvojam.
kviečiai, miežiai, žirniai, buvo čia vienais metais ir pupų, nepasisekė, daugiau nebeauginom. Kvietrugiai, vasariniai miežiai, nu, visą paletį. Bandęs turbūt viskas, kas tik įmanoma. Visą paletį yra, nu, tai dabar jau šiemet atsisakėm kvietrugių vėl, tai Kol surandi tą optimaliausią. Jo, nu, turbūt, yra dar atitinkamai pagal laukus, pagal dirvožemį, kas geriau ten auga, tai tą ir augini, nes kur kviečiai geriau auga, tu aišku neauginsi miežių, žinai, ten. Tai o kur kvietrugiai auga ir kviečiai neauga, tarkim, taip gerai, tai ten kvietrugius augini, nu, tai skaičiuoji finansiškai, kas geriau gaunasi, tą ir augini. Tai kas. Aišku, mes daug labai sunaudojam pašaram, nes žemės gan nedaug turim, bet daug pašaram sunaudojam, tai, nu, apie pusę, ką prikuliam grūdų, pusę derliaus pasilieka kažkur gyvuliam. Kaip tas, gal taip pavadinkim, mišrus ūkis, galbūt kaip su tom rizikom kovojat, nes, nu, čia žinai, tai rinkoje vienais metais gal čia grūdai kažkas geriau, kitais vėl su pienu, su kažkuo. Čia tas mišrus ūkis, kaip tu pats galvoji, ateitis ateina į tai yra naudingiau negu būt ant vienos tai ūkio šakos. Faktas, kad mišrus ūkis padeda suvaldytas visas rizikas, ką tu, sakykime, vienais metais, va kaip šiemet, grūdų kainos labai prastos. Aišku, derlingumas gan neblogas, turėjom čia gerą derlingumą, bet kainos supirkimo prastas. Antras dalykas, kokybės nebuvo, nes dėl pastovaus lietaus karvytės visada algą išmoka. Kas 2 savaitės. Pieno bus ir bus. Pieno visada bus ir ta kaina dabar kaina tokia visai gera, tai karvytės patempia va tokius metus, o grūdai, nu, vieni kitus padengia. Čia prieš kelis metus, sakykime, kai kviečių kainos buvo supirkime labai geras, beveik 300 viršaus, tarpais net siekė. Tai tada buvo pieno supirkimo kainos mažas, tai grūdai patempia karves. Nu, tai taip, bet dažniausiai karvės tempia grūdus. Visada. Čia jau dažniausiai tai būna. Aišku, aš nekalbu apie tos ūkius ten, kur jau 1000 hektarų, ten jau visai kita apyvarta, ten visai kitaip viskas skaičiuojas. Pas mūsų, kai buvo augalininkystės, nu, gan mažai, tai, sakykime... Diduma pašarui pačiam išeina. Jo, didžioji dalis pašaram išeina, tai mums karvytės labiausiai ištempia viską. Tai, o šiaip pats, nežinau, vis tiek čia daug ir praėjęs tų ūkininkai su tom paramom, kaip pats rekomenduotum, pasiūlytum naudotis? Ne, aš jeigu nuoširdžiai pasakyti, aš vis nerekomenduočiau ūkininkauti pradėti. Nuoširdžiai, taip. Ypač su gyvuliais. Net nerekomenduočiau pradėti, nes darbo belė kiek. Nu, kaip pasakyti, kiekvieną rytą, nuo ryto iki vakaro. Nu, prie gyvulių pastovi reikia eiti, reikia žiūrėti, reikia šert, valyti. Čia reikia pašaukimo vadinasi. Nu, čia reikia... Čia taip nepradėsi, jo. Paprastai taip nepradėsi su gyvuliais, ypač su melžiamom karvėm, tai čia jau yra visai kiti reikalai. O ne, šiaip ūkininkams, tai aš nuo vaikystės ūkį, nežinau ką, bandžiau save dar ir Klaipėdoje, ir pagal specialybę dirbti, nepatiko ir metai laiko atgal į kaimą, sakau, pradedu ūkininkauti. Geriausia specialybė. Ką moki, kaip užaugi su tuo kiekvieną dieną, tai kažkaip tiek įpranti, kad nebėra ką jau kitaip galvot. Nu, čia ir pašaukimus tiesiog. Šių laikų imant tendencijas. Jaunam pradėti nuo nulio. Nuo nulio, jeigu nėra pradžios iš prieš tai tėvų, senelių ar kažko, nemanau, kad yra daug galimybių pradėti. Aišku, ten kažkokį gabalėlį žemės, ten su kokiom braškėm ar šilauogėm ten gali pradėti, bet... Taip, į gyvulius, ilgas procesas, kol užauksi. Į didesnę rinką jau pereit, jau reikalai, nes konkurencija didžiulė šiaip. Didžiulė konkurencija. Kalbant, kad sakai vis tiek pašaukimas čia, ferma viskas, technikos kyla pačiam dar taip, vis tiek numatė kažkokie planai, augt, plėstis, šitą gyvulininkystę. Tie planai visada yra. Kažkiek augt, kažkiek didėti, kažkiek atsinaujint. Pastoviai reikia investuoti, nes jeigu paliksi taip neinvestuosi, sakykime, į techniką kelis metus, tai po kelių metų gali būti, kad jau daug reikės tos technikos investuoti vienu kartu, tai reikia taip proporcingai pastoviai kažką atsinaujinti, kažką nusipirkti. Pakeisti. Jo, kažkiek reikia investuoti visada, nes
Nes jeigu to našumo neinvestuosi, nebus našumo. Paskui jau kai pradėti reikia jau sezono metu skleis traktorius, ardyti, tvarkyti tenai ir prarasti visą tą derliaus sezoną remontuose nėra smagu, tai geriau. Čia toks tas primena ir kaip grautuvo tarimis buvo dabar ir čia. Reikėjo, Jo, atvažiavai, atvažiavau, per ką pasiesi, parašus sumetėm ir krautuvus kieme. Jo, tas pas tave pastebėjau, kad viskas konkrečiai pasakai, ko reikia, arba turi, arba neturi maždaug. Ir Jo, nu tai taip ir reikia. Man labiausiai nemėgstu tokių dalykų, kai atvažiuoja vadybas į kiemą ir pradeda tausyti, gal tau to reikia, gal tau to. Nu, aš pasakau tiesiai šviesiai. Jeigu man kažko reiks, aš pasiskambinsiu ir viskas. Su tavim tai konkrečiai. Jeigu kažką pirksiu, tai paskambinsiu, pasakysiu, ko man reikia, kokios komplektacijos ir viskas. Nu, nėra čia daug ką kalbėti apie tai. O važiuoti, siūlyti į namus ten kažką, gal traktorių, gal kažką, nu, jeigu aš kažkokios technikos noriu, aš įsistudijuosiu tą techniką, kokios man reikia, kokia mano ūkiui geriausiai, tai aš tokia ir paskambinsiu būtent tą firmą, kur atstovai ir aš iš ten nusipirksiu ją. O ne taip, kad va, čia imsiu iš vieno rankų viską. Nu, nėra tai. Tikrai pas mane nėra tai, pas mane technikos kiemas yra iš nemažai įmonių, bet kas liečia viską, kas su varikliais, ir su ratais. ir su... Ne, priekabas irgi ratų turi, purkštuvai, viską. Tiesa. Tai kas liečia traktorius, visą šitą techniką, tai iš Dotnuvos niekada nepavedė. O šiaip dabar pas tave kieme 3 traktoriai, nu, motovalandom grubiai taip į sezoną padalini, kiek čia tu prasuki. 1,85 paimkim, 1,5–1,5 motovalandų į sezoną. Ana 150, kažkur apie 800 motovalandų, su frontaliniu krautuvu 150 Puma, kažkur irgi apie 1000–1200 motovalandų. Dabar kažkiek negaliu pasakyti su krautuvu, kiek Puma dirba, nes kai šitas atsirado, nebuvo dar nei metai praėję, bet pirmais metais iki krautuvo atsiradimo tai praėjo kažkur, sakykime, 9 mėnesiai, 10. Tai buvo apie 1000 motovalandų, o dabar įsidalino ir tas, kai dirba, tai kažkiek pasidalina, bet va, jau krautuvas pavasarį atvažiavo. Gegužės mėnesį atvažiavo, dabar ką turim spalio mėnesį yra 600 motovalandų. Dirba. Tai dirba, technika tikrai daug dirba ir aptarnavimus darom. Dažnai Dotnuvos servisas atvažiuoja aptarnavimus daryti. Kiek esam girdėję atsiliepimų apie tuos 9 metrų strėlė krautuvus, tai ten prasideda daug visokių niuansų, nes strėlė iš 2 dalių susideda. Taip, galvojom, kaip čia ar apsimoka tas 9 metrai ar ne, pasiklausėm nuomonių, kad būna, ten jau prasideda kitos bėdos, tom strėlėms, tom 9 metrų, ypač ten trūkinėjimai, lūžinėjimai ir visokie kitokie, bet čia visų firmų jam būna tas. Tai 7 metrai strėlė, 3,7 tonas keliamoji gale, pilnai mano ūkiui užtenka. Ir poreikis tai atsirado tiesiog, kad su traktoriu frontaliniu krautuvu nespėjom. Nes traktorius su frontaliniu tai reikia sėklą nuvežti laukus, tai rulonus vežti, tai pašarus kažką ten vežti, ar kažkokių tų darbų pastoviai yra grūdus krauti ar kažką. Ant frontalinio neuždėsi 2,5 kubo kaušo grūdam pasikrauti. Po toną, sakykime, ten pasikrovęs vežiotis, nesąmonė, ten priekaba 20 tonų pasikrauti, tai ten valandą laikos to frontaliniu. Bet jis toks grinai vis tiek, į laukus tu su juo nelabai važiuoji, ne viskas aplink fermą, jo su krautuvu. Ne, tai į laukus važiuojam kartais, trašas ar sėklą nusitempiam iki lauko, kur jau prie didesnių laukų. Susivežam šiaip žiemą mėšlus, iškart į tuos laukus, ne žiemą, pavasarį, sakykime, jau ten jau prieš koks mėnesis iki tręšimų, tai susivežam mėšlus visus į laukus ir tada su juo į krautuvą ir važiuojam. Daug patogiau. Ne, tai nereikia apkrauti tuo metu kelių tiek ir, aišku, laikas. Kai vietoje ir dar transportavimą atmeskim. Tai kai žiemą laiko yra, pavasarį susiveži visko, kai dar darbymėtis neprasidės, tai paskui su krautuvu nuo lauko ir kabinė. Tai šiaip jis važiuoja į laukus, negali sakyti, bet ne per daugiausiai. Bet dabar tvarko mėšlus, tai važiuoja kur reikia. Ir nėra pats švariausias. Visa ta technika šiemet, kai toks sezonas, retai kada buvo švari. Nusiplauni ir tą pačią dieną vėl tokia pat. Kad
pas mus nenustoja lyt. Va tas ir bėda. Tai va. Tai pilni iššūkių. O 7-tukas, tai jau, nu tai užtenka to 7-tuko, nežinau, man per akis, nu, ta strėlė ten 2 metrai pailgės, nu ką aš iš to laimėsiu, nu 2 metrus aukščiau pasikelsiu, nu ką aš ten veiksiu. Jau man 7 metrai, va, per akis. Ir kūgį, ir šiaudus, kai susikraut, nu, nėra prasmės aukščiau kraut, nes paskui jau ten, išsivartys viskas. Kiti niuansai. Jo, kiti niuansai krūvas išsivartys, bet užtenka 7-tuką, o poreikis tai... Galvojom, kad visada sakiau, kad nereikia teleskopą, kam tas teleskopas yra traktorius su krautuvu. Nupirkom teleskopą, nes kažkaip pasirodė, kad jau joje reikia ir neinu užgesint, nebeinu užgesint. Ištisai dirba, veža, krauna, neša, nu žodžiu. Aš neįsivaizduoju, kaip mes be jo seniau apsidirbom. Sakiau, prie traktoriaus tai kažką užkabint gali. Jeigu traktorius ir su frontaliniu krautuvu, jau tu prie jo nieką nekabysi. Jeigu tokį kaip gyvulininkystės ūkį, tai vienintelis, ką prie jo užkabinė, tai yra platformą rulonum vežt. Ir reisuoja ištisai. Nu, krautuvus, tai sakiau niekada, kad nereikia, bet dabar neįsivaizduoju, kaip be jo iš vis eitų apsidirbti kažką. Našiau, greičiau ir nu, ir manevringiau viskas, jo. Ypač kieme tas 4 ratų susisukims vairavimams. Nu, kieme jis yra kažkas neįtikėtina, arba sandėlyva, jau grūdus kraunant. Nu, tu manevruoji iš visų kampų, viskas pasikrauni, išsineši. Ne tai, kai su frontaliniu, ten 3 sykius atbulą atsistumi, kad prisivažiuoji, žinai, nes priekis atsivairuoja. Jo, krautuvas tai yra geriausias pirkinys ūkiai. O šiaip vis tiek tas ūkis auga, manau, ir arklių galios poreikis didėja. Pats, nu, jeigu čia jau kalbant apie keisą, pats vis tiek kažką numatęs, kas dar, kuris modelis toksai įdomus galbūt. Jo, tai nu, yra tų pamastymų visada, kad reikia kažko didesnio, našesnio. Aišku, turim tą 185. Jisai kaip ir didžiausias ūkiai dabar traktorius galingiausias, tai jisai tos tokius pagrindinius žemės dirbimo darbus visus dirba, sėjos ir panašiai, bet... Bet kai tokie metai sudėtingi, tai gal ir biški trūksta tos galios. Ne biški gal netrūksta, nes mes ką turim, tai turim dirvą sunkę, raudoną tokį molį gerą turim, tai kai reikia išdirbti. Ypač jeigu sausa, tai šitas tai pamiršt galim, 3 metrų nuo raginį, tai... Sunkiai, jau jam reikalai prasideda. Tai reiktų šiaip galvoti į ateitį, galbūt net vieną, tą 185, sakykime, atnaujinti kokį Optumą, bet jau reiktų galvoti apie didesnį. Kaip sako, iš didesnio arklį neiškris. Tai tas poreikis yra vis tiek didesniam visada. Kai perki, visada galvoji užteks. Bet kai nusiperki, pagalvoji, galėjau didesnį imti, neprašau. Kai įsikūrimas vyksta, va kaip sakai. Jo, bet visada, va, šičia trūksta. Jo, visą laiką trūksta. Visą laiką trūksta šitų, va, kur šnara ir kur kišenėse niekada nebūna. Tai va, taip ir nusiperki mažesnį, o paskui galvoju, reikėjo didesnio, bet pagailėjau. Tai aš manau, kad tuo klausimu Dotnuva galės padėti.